pasportavom Kvartero Beach'e. Važiuojame čia, kūrime kažką, galvoju pafilosofuosiu, kol esu kelyje. Gražus rajonas, graži vieta ir čia. Važiuojame mes į Lisaboną, patyrinėti rajoną. Rimuojam, noriu pasakyti čia, nėra laisvas greitis, nėra laisvas. Man jau sako stabdyk tą gazą po velnių, varyk lėčiau, aš nenoriu varyt lėčiau, aš noriu tik greičiau, aš noriu lėkti kaip sparnu, aš noriu varyti kaip su Lambo, nors ir iš tikrųjų esu jau Lambo viduje, Peugeot 2008. Žiauriai šviesu. Kad pervažiuotume per Vasco de Gamos tiltą, reikia mokėti 3,30 €. Tai va, mokam į kelią į Hebra. 17 km ilgio tiltas. Nerealiai. Atrodo, jisai nesibaigia. Pavyko. Pervažiavom didžiausią tiltą Europoje. Bum. Geras. Nu, čia geras. Vienas dalykas, kas man nelabai patinka Lisabonai, tai tas trafikas, eismas ir apskritai keliai. Dėl to, kad ištisinė linija tiesiog tiesiasi kilometrais ir atrodo nėra kaip pasukti. Tai tiesiog pasistačiau mašiną gana atokiau ir dabar eisiu tiesiog pažiūrėti į krantą. Atsidaro labai įspūdingas vaizdas, ypač kai matai tą San Francisco tiltą, tai jisai San Francisco tiltas. Ką tik pavalgiau nepalietišką virtuvį, net nežinodamas. Tai noriu pasakyti, kad maistas labai geras palyginus pagal kainą. Tai sumokėjau už vištieną 9,50 €. Jo ir spaustas sultis tai 3 €, tai 12,50 € iš viso. Lėkiu iki mašinos, vos nepamiršau kur, kai reikia nusifotkinau. Kai nusifotkinai yra mapsai iPhone'e. Labai lengva tiesiog susirasti. Kas gražina mašinėlę. Dailus pežiukas. Yes. Check the gas. Taigi, kiek man kainavo šį kelionę automobiliu? Buvau Lisabonoje, Kaskais, Nazare, atgal į Lisaboną, Albufeira, faktiškai visa Algarvė, įskaičiuojant Sagres, Benagil, Vilamourą, Quarteirą, Faro. Apytiksliai 1172 km. Už kurą maždaug 158,74 €. Kuro kainas Portugalijoje apie 1,8 € benzas per litrą. Apytiksliai Valgyje 7,3 litro per 100 km. O kiek kainavo mašina?
Taigi su pilnai įskaičiuotu draudimu 431 euras, į kurį buvo įskaičiuotas depozitas už kurą 100 eurų bei už kelius 107 eurai. Iš viso už mašiną 7 dienom išleido 224 eurus. O kaip keliai? Iš tiesų galvojau, jog vien tik už kelius nuo Lisabonos į Albufeirą pirmyn sumokėsiu daugiau negu 23 eurus. Na, pasak Google. Bet taip išėjo, jog nemokėjau beveik nieko ir sugrąžino 102 eurus 3 centus. Iš viso 4 eurus 97 centus išleidau už kelius. Tai tikriausiai suma važiuojant nuo Lisabonos į Kaskais link Nazarės, nes ten dar ir pats kelis eurus sumokėjau, nenorėdamas imti iš depozito. Blogiausia, kad tau tiesiog reikia sustoti, todėl rekomenduočiau tiesiog važiuoti automatiniu muitu, kuomet tavo numeriai tiesiog nuskenuojami. Pridaviau mašiną, nežinau kodėl taip ilgai. Tai tiesiog aptvarkiau biškiuką ją, nors nežinau, reikėjo ten tvarkyti, vis tiek jie ten valo. Bet aptvarkiau, nes esu nice žmogus. Ir norėjau nuvažiuoti į degalinę, atvažiavau prieš 9 ir ten neveikia tiesiog kortelė, kažkoks tai savitarnos. Aš toks biški blemai panika, nes ką čia daryti, toks miestas, ta prasme, čia vien posūkis, koks 10 minučių man kelio. Nuvažiavau į kitą degalinę ir tenais pastataus, žiūriu, stovi, laukiu, eilė yra. Ta prasme, 2 mašinos, aš 3. Nu gerai, viena pravažiuos. Ta nevažiuoja, kas čia vyksta? Kelias minutės vėl. Ok, pasitraukė į kitą vietą. Privažiavau, noriu pildyti baką, neleidžia. Vėl supratau, taigi čia reikia prisipildyti iš anksto. Turėti omeny, kad iš anksto žinoti, kiek litrų piltis degalų. Tai tiesiog pasiskaičiavau, sakau, už 1 eurą kažkas tokio, tai tenais 28 litrai kažkur. Tai kažkaip iš akies žiūri pilnas bakas, ok. Tai va dar truko grįžti iš tos degalinės čia ir aš užtrukau pusę valandos. Tai faktiškai be 15 minučių atvažiavau. Tai keliai yra tokie ilgi ir tiesiog viskas užtruko laiko, kad aš galvoju, kam tos mašinos, pavyzdžiui, Lisabonai, nemanau, kad labai verta. Tai toks mano pastebėjimas, kad per šitą kelionę labai daug važiavau ir sakyčiau, galbūt su autobusu būčiau daugiau pamatęs, tiesiog pasiėmiau autobusą, nuvažiuoju iki vietos, sustoji, pabūni, pasiėmiau tik, vėl kur nors važiuoju. Žinoma, tai lėčiau yra ir tau reikia laukti. Dabar einu iki metro stotelės ir varysiu atgal į hostelį.
Kaip supratau, vienas įlipimas 3,20 €. Tai kai išlėpi, tiesiog reikės vėl susimokėti. Nėra tokio, kad per laikas vienas bilietukas, viskas.